Stuburas tiesus, akys užmerktos. Perkeliam dėmesį pirmiausia į savo kvėpavimą, suvokiam jį. Lėti gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Ir kaip visuomet, pirmiausia, suvokiam savo ašį. Susijungiam su žeme, susijungiam su kūrėju. Ir perkeliam dėmesį į širdį. Mūsų centras, mūsų branduolys. Kvėpuojam giliau į širdį, į širdies energetinį centrą. Kūnas minkštas, atpalaiduotas. Patiesinam stuburą ir susitelkiam į savo širdį, savo širdies energetinį centrą. Kvėpuojam ramiai, lėtai, giliai ir leidžiam jam vis labiau išsiskleisti, aktyvuotis. Su kiekvienu iškvėpimu paleidžiu visą susikaupusią įtampą. Su kiekvienu įkvėpimu pajaučiu, kaip į mano širdies energetinį centrą ateina vis daugiau gyvybinės jėgos. Iškvepiu nuovargį, iškvepiu senas visokias baimes, įsitikinimus, nuoskaudas, įsižeidimus. Gali būti kaip kažkoks vaizdinys širdeliai, o gali būti tiesiog pojūtis, kad kvėpuoju į širdį, širdies energetinį centrą. Lėti, gilūs įkvėpimai, iškvėpimai. Stiprinam savo širdį, savo širdies energetinį centrą. Būtent iš čia, per ją mes galim patirti tą besąlyginės meilės būseną. Kuo daugiau pas mus meilės, kuo daugiau mūsų širdyje meilės, tuo labiau mūsų veiksmai darosi harmoningesni, mūsų darbai, mūsų žodžiai. Netgi kūno judesiai keičiasi, kuo daugiau mes atveriam savo širdį meilės energijai. Meilės jausmas yra pats stipriausias, todėl jis dažnai užgesina visus kitus negatyvius jausmus ir emocijas. Neįmanoma vienu metu mylėti ir būti agresyviam, įtūžusiam. Jau kai ateina meilė, tai tirpsta baimė,
tirpsta liūdesys, atvėsta toks pyktis, viskas nurimsta, kai mes įsileidžiam į save tą meilės vibraciją. Kartais žmogui pačiam išgeneruoti ją nėra taip lengva. Todėl čia mums į pagalbą ateina Kristus. Ir iš visos savo širdies pajauskit, kad jūs galit susilieti su Kristaus siela, su Kristaus sąmonė ir pajausti iš visos širdies jo buvimą, jo meilę. Iš visos savo atviros širdies pajausti, kad susitelkus į jo sąmonę, susitelkus į Kristų, ateina meilės srautas, kuris pradeda pildyti mūsų širdį. Tegul tai vyksta pačiu geriausiu, pačiu harmoningiausiu būdu. Tiek, kiek gali šiandien priimti to meilės srauto. Tiesiog susitelkiam į Kristų, susitelkiam į jo sąmonę, į jo perduodamą meilės srautą. Pagrindinė žinia, kurią jis atėjo atnešti žemėje ir visiems žemės gyventojams, tai yra meilė. Jis pasėjo sėklas, kalbėdamas apie Dievą, apie Dievo karalystę. Ir mums nereikia eiti per religinius agregorus, kad pajausti Kristaus meilę. Tai yra įmanoma tiesiog iš širdies į širdį, kviečiant jį, kalbant maldą jam iš širdies, tiesiog pajauskit, kaip jūsų širdis prisipildo tos meilės energijos. Ir kad tai yra daug lengviau susitelkus į Kristų, prisipildyti tą meilę, negu pačiam žmogui ją gaminti ir generuoti. Būtent jo sąmonė užpildo mus kaip kokį indą, kaip kokią taurę, šitą meilės vibraciją. Leidžiam tai meilės energijai užpildyti visą mūsų kūną. Leidžiam tą meilės srautui ištirpdyti visus žemesnių vibracijų įspaudus, kurie yra mūsų kūne, mūsų auroje, mūsų subtiliuose kūnuose. Pajauskit, kaip Kristus perduoda jums tą meilės jėgą, meilės energiją, kuri pildo visą jūsų aurą, visą jūsų lauką. Sielai tai yra didžiulė šventė. Tai yra didžiulis gydymas. Leiskim tai meilės bangai užpildyti visą kūną. Jeigu kažkur yra skausmas fiziniam kūne ar įtampa, leiskim tiesiog tai meilės bangai plauti tą skaudamą vietą. O galbūt kažkokią emociją, galbūt kažkokį ryšį, santykį su kažkuriuo žmogumi. Tiesiog pajauskite, kaip ta meilės banga
keliauja ten, kur skauda, ten, kur reikia gydymo, ten, kur reikia energijos, tos šviesios meilės energijos. Pildykim visą savo kūną, nepamirškim kojų, kelienių, pėdų. Tegul eina ta meilės banga ir užpildo kiekvieną ląstelę, kiekvieną organą, kiekvieną kūno lopinėlį, gabalėlį, akis, plaukus, viską. Tegul užpildo ta meilės banga, pripildo, skaistina, šviesina. Kristaus meilė, gydanti meilė. Tegul užpildo visą jūsų kūną ir visą jūsų aurą. Pajauskite ryšį su Kristaus sąmonė. Pajauskit, kad esat jam labai svarbus. Ir visai net nesvarbu, kokią jūs religiją pasirinkę ar nepasirinkę. Tai visiškai nesvarbu. Tai yra tiesiog apie tą meilę, kurią jis perduoda nuo Kūrėjo. Užsipildykim, pilnai užsipildykim. Kristaus širdis, pajauskit tą ryšį. Jūsų širdis, Kristaus širdis. Pajauskit, kaip ta meilės jėga visada įneša į vienio lauką. Visada jinai duoda tą išjautimą, kad mūsų šeimos nariai, mūsų aplinka, gamta, viskas yra begaliniai susiję, glaudžiai susiję, persipynę. Ir todėl, kai mes esam meilėje, kai mes esam tokiam galingam meilės sraute, neišvengiamai mūsų šeimos nariai, artimieji, taip pat yra tame sraute. Pamatykite tą vienį. Dabar pamatykim savo sielą, kaip jos laukai išsiskleidžia nuo tos meilės energijos, kaip jinai švyti, kaip jinai atsigauna. Pajauskim savo sielą. Kristus ir atnešė tą žinią apie dvasinį pasaulį, apie tai, kad Dievas yra dvasia ir apie tai, kad mūsų viduje yra tas pasaulis. Pajauskim savo sielą. Ir siela yra visi prisiminimai. Ir dabar iš tos sielos lygmens įeikime prisiminimą, kai mes kažkada buvom pradėti mūsų tėvų į tą momentą, kai mūsų tėvai pradėjo mus. Sugrįžkime į tą momentą. Sielos prisiminimuose.
ir užpildykim jį meilės srautu. Visiškai nesvarbu, kokie buvo ten įvykiai. Dabar, turėdami šitą meilės vibraciją, energiją, dažnį, mes nusiunčiam į tą tašką, kai mes buvome pradėti. Nesvarbu, kaip jūs tai padarysit, nėra teisingų ar neteisingų variantų. Siunčiam šitą meilės vibraciją, kurią esam prisipildę, į tą tašką, kai mus pradėjo šitam įsikūnyjime. O dabar šitą meilės vibraciją mes siunčiam per sielos prisiminimą, kai buvom pas mamą pilvuke. Ir apimkim visą tą jos periodą, kai ji mus nešiojo savo kūne. Pamatykim save ten pilvuke, mamą, jos laukimą, nėštumą ir pripildykim besąlyginės meilės energiją. Pripildykim tą kūdikėlį besąlyginės meilės vibracijomis. Daugybė angelų tegul apgaubia jūsų mamą tuo metu, kai ji laukiasi jūsų. Ir jeigu loginis protas kiša pagalius ir sako, kad čia taip negali būti, tai nepamirškit, kad mes dirbam iš sielos plano, kur yra prisiminimai, kur laikas yra sferinis, nelinijinis. Sielos prisiminimai apie tai, kaip mama laukėsi, keičia įvairiausius įspūdžius, kurie yra mūsų neuronų jungtyse, mūsų nervų sistemoje. Todėl dalyvaukit šitam procese 100%. Užpildykit tą vaizdinį, kai jūsų mama jūsų laukėsi, pripildykit besąlyginės meilės vibraciją. Tegul vyksta išgijimas visų situacijų, kai buvo patirtas išgąstis, baimė, kažkokių medžiagų trūkumas ar dar kažkas, kažkoks stresiukas, jeigu kažkur buvo, tegul viskas ten būna dabar užpildyta ta šviesa ir paprašykim angelų, kad mums padėtų, apgaubtų mamą, kai ji mūsų laukėsi. Darykim tą procesą iki tol, kol pajausim, kaip keičiasi erdvė, nes dabar dar yra ten įtampas. Pildykim. Jūs galit netgi save įsivaizduoti kaip angelą, kuris glosto mamos pilvą ir siunčia meilę. Siunčia meilę. Pildo meilę. Gerai, ir artėjom į patį gimdymo procesą, į mūsų atėjimą į šitą žemę. Pilna angelų aplinkai jūsų mamą ir vyksta gimimo procesas. Ir kad ir kas ten buvo, kad ir kaip ten buvo, visą lauką, visą erdvę, kur vyko gimdymo procesas, užpildykim baltais angelais,
Užpildykim meilės energiją, Kristaus meilės pagalba. Užpildykim tuos prisiminimus, kai mes atėjom į šitą pasaulį. Daugybė baltų angelų. Ir siunčiam Kristaus meilę tam ką tik gimusiam kūdikiui. Pripildom šito dažniu ką tik gimusi save. Galim save tiesiog matyti kaip angelų ten dalyvaujančių tame procese. Laikas yra sferinis ir viską galim padaryti dabar. Mums nereikia linijiniu laiku atsidurti praeityje. Laikas yra sferinis. Viskas yra apie jūsų tikėjimą, pasitikėjimą ir buvimą meilės vibracijose. Jeigu jūs jos išlaikot, atvirą širdį, atvirą protą, užpildom gimusi kūdikį. Save. Pildom tą meilės bangą iki tol, kol kūdikis jaučiasi visiškai saugus ir ramus. Ir jau galim pamatyti jį gražiai suvystytą, šiltai, patogiai gulinti lovelėje. Ir tą kūdikėlį iki metų pildom meilės energiją. Matom, kaip jisai guli, miega, žaidžia, valgo. Vyksta tas procesas augimo kūdikėlio. Ir daugybė angelų globoja, saugo ir pildo meilės vibracijom. Mūsų kūdikėlis auga, tampa vaiku. Pajauskit tą Kristaus meilę per save, kaip užpildom vaiką, savo vidinį vaiką. Pamatykim, kaip jisai auga, toksai su šypsena. Jam norisi žaisti, jam norisi išdykauti, juokti, šypsotis, džiaugtis, draugauti su kitais. Pildykim tuo dažniu meilės, tol, kol jisai jausis labai smagiai ir gerai. Gerai, ir dabar mes tą vidinį vaiką kažkokiu momentu su juo pabūnam, užpildom ir pasakom, mes dar susitiksim, mes dar ne kartą pabūsim kartu. Ir dabar persikelkim į šį momentą, į savo kūną, savo suaugusio žmogaus kūną. Ir dar kartą grįžkim prie Kristaus, prie jo sąmonės išjautimo pilnai. Pilnai suvokiam savo kūną dabartinį, kojas, rankas, pečius, galvą. Ir suvokiam Kristaus meilės prisilietimą dabartiniam momente.
Ir dar kartą išjauskim, kaip jo meilės energija pildo mus, mūsų visą kūną. Čia, dabar, esančius kambaryje, savo namuose. Eina tas srautas, eina begalinis, besąlyginės meilės srautas. Dabartiniam momente. Mes pilnai jaučiam ryšį su savo kūnu, pilnai jaučiam save namuose, kambaryje, ant lovos ar ant žemės, sėdinčius. Pilnai suvokiam savo aplinką ir taip pat suvokiam Kristaus meilės bangą, vibraciją. Ir dabar suvokim, kad mes visada galim patys savarankiškai, kada tik tai to norim, su jausmu kreiptis į Kristų ir prisipildyti tos meilės, tada, kai mums jos reikia. Tai yra tarsi maistas sielai, tai yra jos laikas poilsio, atsigauti, nes kai mes išeinam į pasaulį ir susiduriam su visokiais dalykais nelabai šviesiais, mūsų sielos laukai, jie taip nuslopsta, nebešvyti taip stipriai, susitraukia, o jeigu patiriam stresą, kažkokį rūpesčius, tai jie gali iš viso ir susiskliausti, užsidaryti. Ir va tokia praktika, Kristaus meilės prisipildymas mūsų sielai yra kaip maistas, kaip galimybė vėl išsitiesti, atsigauti, pailsėti. Ir jūs bet kada galit tai daryti savarankiškai patys, prisipildyti tuo srautu. Ir padėkokim visiems, kas mums padėjo tai išjausti, suprasti. Padėkokim Kūrėjui, padėkokim Kristui, visiems mokytojams, angelams, archangelams. Padėkokim savo šeimos nariams. Būtinai savo padėkokim už tai, kad dalyvaujam tame, esam tame. Geras ramybės jausmas manyje, tikiuosi ir pas jūs. Lauksiu jūsų žinučių, kaip jums pavyko tai patirti, ar pavyko, kaip jūs Kristų išjautėt. Kažkas galbūt ramiau, kažkas su didesnėm emocijom, man tai ašaros byra. Ir tegul byra, gerai, kad jūs byra. Jūs pasipasakokit, kaip jums sekės. Susirašysim grupiai. Ačiū labai už vakarą, už buvimą kartu ir ramios visiems nakties. Iki.